Sveiki, aš esu Remigijus Dailidė. Iššūkį priimu iš Manto Maciko ir palaikau Tado Langaičio idėją įkalbėk.lt. Sutinku, kad Lietuvos politiniai padangiai reikia naujų vėjų ir ekspertų, galinčių, nebijančių įsisavinti vakarų politiką ar kurti naujas idėjas. Kopijuoti kartais nėra blogai, nes dviračio nereikėtų išrasti antrą ar trečią kartą. Kaip antai Kanadoje, ministerijos yra paskleistos po visą šalį, taip pat ir Vokietijoje ar Skandinavijos šalyse. Tik įsivaizduokite, jeigu Klaipėdoje būtų susisiekimo ministerija, o, pavyzdžiui, Panevėžyje žemės ūkio, tai atgyvintų miestus, sukurtų naujas darbo vietas. Lietuvoje politinė sistema yra įsišaknijusi labai giliai, tai liečia netgi rinkimus ir visą rinkimų sistemą. Jinai tarsi meistriškai manipuliuoja mūsų tuštybėmis, sykiu apeliuodama, kad visuomenė yra visiškai moraliai ir intelektualiai akla. Tai būti neturėtų. Taigi, metu iššūkį Giedrei Vaicekauskaitei, Juliui Vaišvilai ir Jokūbui Morkūnui.